Labadienelė, labadiena. Šiandien eteryje aš, Agnė Pudžvelienė, ir šiandien aš esu pasirengusi su jumis pasidalinti verslo modeliu, uždarbio galimybę, su kurios pagalba galite tikrai labai labai stipriai pagerinti savo finansinę būklę, galbūt tiesiog papildomai dasidėti pinigų savo arba netgi pakeisti savo gyvenimą iš pagrindų, taip kaip padariau aš. Tai šiandieną pravesiu jums prezentaciją, pristatysiu, parodysiu, paaiškinsiu. Ir žinoma, lauksiu jūsų klausimų, jeigu jūs jų turėsite po prezentacijos. Taip pat, jeigu žiūrite šitos prezentacijos įrašą ir jums kažkas kitas siuntė būtent šį įrašą, tai visus klausimus nukreipkite į tą žmogų, kuris su jumis sukontaktavo būtent dėl šitos galimybės. Taigi aš pasidalinsiu ekranu šiandien. Tai šiandien kalbėsime apie kompaniją Livion. Livion kompanija dar nėra labai labai gerai žinoma Europos rinkoje. Tai yra produktinė kompanija, tai yra tinklinės rinkodaros kompanija, kuri sparčiai įeina į rinką ir tikrai gamina labai labai aukštos kokybės produktus. Tikrai yra žinoma, kad tinklinė rinkodara yra vis dėlto 21 amžiaus verslas, kuris tikrai labai sparčiai auga, vis daugiau žmonių įsimyli būtent šitą verslo modelį. Ir apie visą šitą modelį, kaip ir sakiau, papasakosiu aš, Agnė Pudžvelienė, ir mes išsiaiškinsim, kas tai yra tinklinė rinkodara, kam jinai tinka, kam nereikėtų su jie prasidėti ir kas apskritai gali su jie turėti labai labai gerus rezultatus. Taigi, kad ilgai jūsų laiko negaišti, papasakosiu, kam skirta yra šita prezentacija visų pirmiausia. Jeigu jūs nuspręsite, kad jūs neįeinate į šitą žmonių sąrašą, tai jūs galite išjungti prezentaciją, bet labai tikiuosi, kad rasite save šitam sąraše ir išklausysite visos informacijos iki pat pabaigos. Taigi, prezentacija yra skirta žmonėms, kurie ieško aukštos kokybės produktų už tikrai labai geras ir prieinamas kainas. Taip pat pravartu būtų išklausyti žmonėms, kurie ieško galimybės užsidirbti papildomų pinigų, galbūt jūs turite dabar samdomą darbelį ir netenkina jūsų šiuo metu atlyginimas ir norėtumėte dasidėti papildomų pinigų iš šono kažkaip tai. Taip pat jums tinka ši prezentacija, jeigu jūs esate verslus žmogus ir, sakykime, galbūt turite kažkokią tai verslo idėją, bet galbūt neturite pakankamų finansų, kad pradėti savo verslą, nes vis dėlto tradicinis verslas reikalauja pakankamai didelių investicijų, tai galbūt jūs turite idėjų, esate verslus žmogus, tai būtent čia jūs galite pagerinti savo žinias būtent verslumo srityje ir galbūt ir užsidirbti pinigų tai verslo pradžiai. Taip pat jums tiks šitas verslo modelis, jeigu esate žmogus, kuris vertina finansinį stabilumą ir asmeninį augimą. Jeigu, sakykime, turite jau verslą, galbūt esate visiškai finansiškai nepriklausomas, bet norite kažkokių tai pokyčių, norite kažkokių tai naujų vėjų savo gyvenime. Jeigu norite kažką tai keisti iš pagrindų, netenkina jūsų gyvenimas dabar, tai tikrai irgi ši prezentacija jums yra tinkama ir čia jūs galite atrasti labai labai daug įdomių dalykų prasidėję su šituo verslu. Taigi, važiuojam. Jeigu radote save šitam sąraše, jeigu esate mama ypatingai ir ieškote galimybės motinystės atostogose užsidirbti papildomų pinigų, ar tiesiog esate žmogus iš sąrašo. Čia jūs turit būtinai paklausyti viską iki pabaigos. Taigi, koks yra jūsų šiuo metu gyvenimo būdas? Kuo jūs šiuo metu užsiemat? Galbūt tai yra pilna darbo diena, kažkoks tai samdomas darbas ar ne, galbūt ne pilna darbo diena, galbūt tai yra tiesiog mažesnis etatas ar ne, galbūt dirbat ofisinį darbą korporacijoje kažkokio, tai galbūt turit nuosavą verslą, o galbūt dirbate tiesioginiuose pardavimuose, ar ne? Tai kodėl klausiu jūsų šito dalyko? Todėl, kad visi šitie yra dalykai normalūs, ar ne? Dažniausiai žmonės mato kaip, ar ne, normalius užsiėmimus. Aš jau rodau net kabutėse, ar ne, šitą normalūs. Žmonės šitais dalykais užsiėm. Tai 21 amžiui prie normalių užsiėmimų yra jau priskaitoma ir tinklinė rinkodara. Dažnai žmonės žiūri skeptiškai, jie kažkaip tai būna nusiteikę. Žinoma, tai atsiranda dėl žinių trūkumo, dėl neįsigilinimo, neišsiaiškinimo, kaip viskas veikia iš tikrųjų, nežinojimo paprasčiausiai, bet
tinklinė rinkodara, tinklinis marketingas, darbas su Livion yra lygiai toks pat normalus darbas, kaip kad eiti į samdomą darbą, ar turėti nuosavą verslą, ar užsimti tiesioginiais pardavimais. Dėl ko padėjau čia tiesioginius pardavimus šalia, nes labai dažnai žmonės galvoja, kad tinklinė rinkodara, tinklinis marketingas yra tiesiog pardavimai. Ne, tai yra visiškai du skirtingi dalykai. Pardavimai yra tik maža dalis tinklinės rinkodaros, sudedamoji ar ne dalis, bet iš daug ko ar ne viskas susideda, tai niekada nereikėtų maišyti, kad tinklinė rinkodara yra tik pardavimai. Visos veiklos yra normalios ir visos yra vienodai gerbtinos. Tik visi mes skirtingus dalykus renkamės tai, kas yra arčiausiai širdies mums. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo naudų, kurias turėsite prisijungę prie Livion. Tai pirmiausia, tikriausiai paminėsiu, kad tai yra nelimituotos finansinės galimybės. Paskui papasakosiu Jums apie visą marketingo plano skaičiavimą ir atlygius, bet mes lubų visiškai jokių neturim. Turim pasirinkimo ir laiko laisvę. Jūs galite dirbti tada, kada Jums patogu. Sakykime, mamytėms ar ne, jeigu turit tarpelį vaiko miegelio metu, galite ar ne pasidaryti kažkokius tai dalykus. Galima ir ryte, ir vakare, ir naktį, kada jau jums patogu, visiškai lankstu, jūs neturite nustatytų darbo valandų ar nustatytos vietos, iš kur jūs turit pasidaryti savo dalykus. Taip pat kompanija siūlo egzotinės keliones, tai yra jau mūsų motyvacinės sistemos, tai yra papildomi bonusai, tai yra labai labai stiprus asmeninis tobulėjimas, jūs dirbsite su žmonėmis, jūs susidursite su įvairiausiam situacijom įdomiom, reikės išspręsti problemų, reikės ar ten pakonsultuoti, kiekvieną dieną atsiranda vis kažkas tai naujo ir labai labai stipriai iš visų dalykų mokomės. Taip pat viena iš kompanijos motyvacinių sistemų yra prabangus automobiliai, mes važinėjame su gerom mašinom, kaip aš sakau, tai tikrai yra labai daug naudų, dėl kurių verta prisijungti. Man svarbiausia, man aktualiausia, kai aš pradėjau, kai buvau mama, man buvo labai faina, kad aš išsirinkau tikslą, ko aš noriu, o man kompanija labai labai stipriai padėjo, parodė tą kelią, kaip pasimti, kaip pasiekti, kaip padaryti ir tikrai su kompanijos pagalba nuskinta labai labai daug mano asmeninių pergalių. Jeigu daugiau apie pačią mane, tai užsiminiau, ar ne, kad aš pradėjau motinystės atostogų metu viską užsimti, tai taip ir parašiau, kad nuo puodų ir vystyklų į sceną ir į šiltus kraštus tiesių taikymų. Tai kai prieš motinystės atostogas aš dirbau samdomam darbelyje, aš dirbau vieno iš didžiausių Lietuvos eurovaistinių, tai tikrai buvo labai labai faina, gera patirtis. Ir kai jau buvo mano nėštumas, tai buvo COVID periodai ir aš atėjau ieškoti tiesiog papildomos kažkokios tai veiklos, papildomų pinigų, nes man tuo metu pinigų tikrai trūko. Tikrai nebuvo, kad ten viskas labai fainiai ir labai gerai, ar ne? Tai gyvenau 5. aukšte, nuomojamam bute, su vyru, su šunium ir su vaiku ir tikrai nebuvo situacija tokia jau super stabili ir gera ir dar plus covidai ir tikrai didžiulė sumaištis tada buvo. Na ir tiesiog aš beskrolindama internete gavau žinutę su pasiūlymu, labą dieną, Livion ateina. Tai aš pakankamai ir skeptiškai žiūrėjau šiek tiek, tokia kaip ta moteris, man biškis kemas atrodė, bet galvoju, nu reikia pinigų, reikia domėtis, reikia žiūrėtis, kuo aš čia galiu užsiimti. Nu ir jai pavyko mane pakalbinti, ne iš pirmo karto užsiregistravau, bet užsiregistravau, pasidarėm registraciją, pasibandžiau produktus, labai man produktai patiko, kadangi aš pati vaistinėje dirbau, tai man buvo beprotiškai aktuali maisto papildų kokybė, maisto papildų sudėtis, efektyvumas, tai aš nuo to ir pradėjau, užsakiau keletą valiklių, dar tada turėjom platesnį asortimentą ir tada pabandžiau šampūnus. Ir tada jau maisto papildai ir tikrai mane labai stipriai nustebino visa produktų kokybė ir dabar yra 5 metai, kai aš esu čia, aš nemokamai keliauju, šita kompanija dengia mano būsto paskolą, jau mes esame nusipirkę su vyru savo namą ir šita kompanija dengia paskolą, irgi tai yra viena iš motyvacinių sistemų. Aš stoviu scenoje, aš turiu didžiulę komandą, aš jaučiuosi labai gerai, nes aš esu gyva, nes aš bendrauju, man beprotiškai smagu yra žmonėms padėti išspręsti kažkokias tai problemas ir svarbiausia, man patinka matyti, kaip kiti žmonės auga šitoje kompanijoje, kaip jie uždirba
uždirba, kaip jie pasiekia irgi savų tikslų. Ir man didžiausias tas fainumas šitoje kompanijoje, kad yra bendrystė, kad yra bendri tikslai. Visi yra skirtingi žmonės, bet visi yra vienoje bendrumoje. Tai man tikriausiai va ir yra ta didžiausia motivacija - suburti kuo didesnę bendruomenę, sukurti kuo didesnę fainą kompaniją Lietuvos žemeliai, kur mes labai labai smagiai leidžiam laiką. Ne tik tai dirbam, bet ir turim patį smagiausią laiką kartu. Ir dar kodėl jums būtų pravartu pasirinkti Livion, nes tai yra labai labai inovatyvi ir dinamiška kompanija, mes tikrai turim labai daug naujovių visą laiką. Tai yra vienas geriausių komisinių skaičiavimų. Turim labai labai gerą marketingo planą, kur tikrai yra dosniai išmokami komisiniai ir mūsų komisinių planas yra vienas geriausių visoje Europoje. Turim beprotiškai aukštos kokybės kasdienio naudojimo produktus, turim tūkstančius patenkintų klientų ir verslo partnerių. Aišku, mes dar nesam labai labai stipriai į Europą išsiplėtę, nes mes esam pakankamai jauna kompanija. Tai tik 10 metų kol kas rinkoje, tai esam Lenkijoje ir Lietuvoje, taip jau visi tvirtinę. Kitos šalys yra jūsų, kitas šalis galite jūs užvaldyti ir nuvesti Livion į kitas šalis, dar labiau ją išplėsti, kad dar daugiau žmonių susipažintų su šitos kompanijos galimybėm ir produktais. Ir jums tai bus paprasta padaryti, nes jūs turit paruoštą sistemą veiklai. Jūs gaunate savo elektroninę parduotuvę, visi žino, kiek yra prabangu ir brangu atsidaryti savo elektroninę parduotuvę, jums ją suteiks kompanija, jūs turėsit paruoštus produktus, jūs turit paruoštus mokymus, jūs turit viską paruoštą, jums belieka ateiti ir daryti. Kalbėti apie kompaniją, kalbėti apie produktus, kalbėti apie galimybės ir dirbti kartu. Na ir aišku, labai labai svarbu, kad tai yra įspūdingos motyvacinės programos, kurias įsivykdžius, patikėkit manim, motyvacijos atsiranda dar daugiau. Dažniausiai žmonėms iškyla klausimas, tai iš kur ateina tie pinigai. Labai dažnai žmonės maišo tinklinę rinkodarą su kažkokiam tai finansiniam piramidėm, su skemais ir taip toliau. Tai galiu patikinti, kad šita veikla yra legali. Tikrai jūsų čia pinigų nieks nenuneš, nieks netims ir jūs niekur apskritai tų savo pinigų neinvestuosit. Tai įdėjau jums tokį kaip palyginimą, kuo skiriasi tradicinė distribucija nuo Livion distribucijos ir kur išeina pinigai ir iš kur atsiranda pinigai, ar ne? Tai tradicinė distribucija yra pirmoji lentelė, tai viskas prasideda ar ne nuo gamybos, nuo gamintojo medžiagų, tada pati gamyba turi atsirasti, tada kažkas turi tą produktą išreklamuoti, tada didmeninis platintojas tuos produktus turi paskirstyti, ar ne? Ir tada pagaliau ateina iki komercinio tinklo, kur jūs galite įsigyti. Ir visi šitie punktai atsiriekia savo tam tikrą pinigų dalį, ar ne? Taip ir gaunasi, kad aukštos galutinės kainos gaunasi pačių produktų, ar ne, nes visi turi atsiriekti savo pinigų dalį ir tada gaunasi, kad visi šitie platintojai, jie neuždirba didelių pinigų, nes jie visi gauna tik truputį nuo kiekvienos prekės. Livion distribucija tai yra tiesioginė distribucija, kur jūs gamyba, pats Livion pagamina produktą ir pats Livion parduoda. Tai mes sutaupome labai labai daug išlaidų tiek marketinginiams dalykams, tiek didmeniniams platintojams. Mūsų produktai nestovi parduotuvėse, į komercinius tinklus mes neišeinam, dėl to mes sutaupom labai labai daug pinigų. Ir jūs neturite tada jokių išlaidų, bet jūs turite didelės ir neribotas pajamas, nes patys produktai, jie yra, kaip sakau, aukštos kokybės, klientai juos mėgsta, gauna už geresnės kainas ir gauna geresnę kokybę. Tai iš ten ir ateina pinigai, kad kompanija juos sutaupo ir pelnu daugiau gali pasidalinti, didesnį pelną gali suteikti savo distributoriams. Mūsų asortimente produktų nėra tūkstančiais, bet mūsų produktai yra beprotiškai kokybiški. Mes savo asortimente turim namų kvapus, kvepalų yra tikrai labai labai nemažas asortimentas. Mes savo gamybai turim natūralią kosmetiką, veidui, plaukams, kūnui, taip pat turim natūralius maisto papildus ir kokteilius. Tai iš tikrųjų, kaip sakau, mane beprotiškai sužavėjo tas dalykas, kad kai aš dirbau vaistiniai, aš pamačiau tos sudėtis, aš pamačiau, kaip produktas veikia, kaip pati ant savęs išsibandžiau, tai man buvo žiauriai nerealiai faina, efektyvu, kaina gera, sudėtis gera, kuo daugiau bereikia, ar ne? Ir patys
patys dizainai yra klasikiniai ir jie namuose gražiai atrodo, jie dovanoms labai labai puikiai tinka. Tikrai yra tiek ir kainos, ir kokybės santykis, ir kas svarbiausia, efektyvumas. Tikrai produktai yra efektyvūs ir turim beprotiškai daug gerų atsiliepimų tiek apie maisto papildus, tiek apie kvepalus, apie visus produktus. Tikrai galiu aukštai galvą iškėlusi eiti ir tikrai galiu šitos kompanijos produktais didžiuotis. Labai, 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 labai smagu man yra su jais dirbti, nes tiesiog nėra gėda, kaip aš sakau, nėra gėda žmogui pasiūlyti. Toliau yra trys būdai, ką jūs galite pas mūsų veikti. Jūs galite rinktis vieną arba galite rinktis visus tris. Tai visų pirma, jūs galite taupyti. Antra, jūs galite papildomai užsidirbti prie samdomo darbo, prie motinystės atostogų, prie kažko tai. Viską galite priderinti visiškai ir galite užsidirbti pasyvias pajamas, statant komandą. Tai dabar apie visus tuos tris dalykus aš papasakosiu. Kaip ir sakau, galite rinktis vieną, du arba galite visus tris. Aš renkuosi visus tris, nežinau kaip jūs. Pirmiausia, mes taupom. Nauda kokia gaunasi iš taupimo, ne? Jūs užsiregistruojat pas mus ar ne, pasižiūrit kaip kas. Ir jūs užsakydama produktus naudosit pačią aukščiausią kokybę už pačias geriausias kainas. Po registracijos jūs turėsite pastovę visam laikui nuolaidą nuo 30% yra pastovi, bet ta nuolaida gali didėti iki 50%, kai kompanija pasiūlo papildomus kažkokias tai nuolaidas ir pasiūlymus. Tai nuolaida nuo 30 iki 50% visai produkcijai. Užsisakant produktus, jūs renkat taškus ir už tuos taškus jūs galėsit apmokėti sekančius savo krepšelius. Tie krepšeliai pavirsta į pinigus, į komisinius, ar ne tie taškai pavirsta į komisinius, tai yra renkama ne mažiau 200 taškų per mėnesį. Apie taškus mes išsiaiškinsim vėliau. Na ir aišku, jūs niekada neprarasit galimybės dalyvauti visose nuolaidose, pasiūlymuose, išskirtiniuose kažkokius tai pasiūlymuose ir motivacinėse sistemose. Jeigu jūs nuspręsit, kad jums reikia papildomai užsidirbti, tai žinoma, numeris vienas, jūs rekomenduosit aukštos kokybės produktus, jūs parduosit aukštos kokybės produktus, jūs pagelbėsit žmonėms rūpinti savo sveikata, savo grožiu, priklausomai nuo poreikio, kas su kuo užsiims. Taip pat mūsų produktai gali būti puikus pasiūlymas parduotuvėms ir grožių srities specialistams. Jeigu ten į didmeną neina mūsų prekės, jūs galite drąsiai kalbėti su grožio salonais, siūlyti jų savininkams išsistatyti produktus, nes jiems irgi bus uždarbis nuo pardavimų, jie uždirbs nuo 30 iki 50% nuo kiekvienos parduotos prekės. Na ir aišku, jūs gausit savo asmeninę elektroninę parduotuvę su referalinė nuoroda, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne, mes visi žinom. Galbūt nežinom tikslių skaičių, kas to neužsijima, bet sukurti savo veikiančią elektroninę parduotuvę kainuoja didelius pinigus, IT specialistai kainuoja didelius pinigus, prižiūrėti tą elektroninę parduotuvę taip pat kainuoja pinigus, o čia jūs viską gausite už dyką ir jūs visą laiką turėsite savo elektroninę parduotuvę, kur jau yra viskas paruošta jūsų darbui. Ir trečias, pasyvus uždarbis statant komandą. Kaip sakau, aš darau visus tris, aš ir statau komandą, ir pinigus taupau, ir pardavinėju, aš viską darau, bet man šitas labiausiai patinka. Man labiausiai patinka dirbti su žmonėmis, nes aš užsistikrinu pajamų stabilumą. Sakykime, jeigu dirbčiau tik su pardavimais, sakykime, mano vaikas irgi dar nėra didelis, jis yra mažas ir jeigu jisai susirga, aš turiu daugiau dėmesio skirti jam, automatiškai mano pardavimai sumažėja, automatiškai sumažėja mano uždarbis. Bet kai aš turiu komandą, jeigu mano vaikas susirga, tai nereiškia, kad mano visa komanda susirgs ir nebedarys užsakymų, nebepirks ir nebepardavinės. Tai kai tu turi komandą, tu turi pajamų stabilumą. Tai yra pasyvios pajamos, tai yra didesnės motyvacinės sistemos ir žinoma, komandos auginimas yra lygus pajamų augimui, kuo tu turi didesnę komandą, kuo tu turi didesnį vartotojų tinklą, tu automatiškai gauni didesnės pajamas. Vėlgi, lankstus darbas, lankstus laikas darbui. Man patogu vakare, aš darau vakare. Man patogu yra naktį, kol visi miega, aš darau naktį. Man yra patogu ryte, tai aš darau ryte. Va,
Tu pasidarai žmogus taip, kaip tau yra patogiau, taip, kaip tau yra geriau. Ir žinoma, tai yra beprotiškai didelis asmeninis augimas. Aš dabar prieš 5 metus, jūs patikėkit manim, jūs matot visiškai kitokį žmogų, su visiškai kitokiu mąstymu, su visiškai kitokia emocija ir visai kitokiu užsidegimu. Ir aš tikrai išmokau beprotiškai daug dalykų čia. Nei jokie universitetai, nei vienoje mokykloje manęs tokių dalykų nemokino, kaip kad aš išmokau čia. Tai yra puikūs lyderiai, kurie perdoda patirtis, kurie, nu tikrai labai labai stipriai rūpinasi, rodo, moko ir man tas asmeninis augimas, kaip aš sakau, nuo puodo tiesiai į sceną, tai buvo wow, žinokit, buvo labai labai gerai. Tai taip pat ir prie komandos statymo pridėčiau tai, kad jūs gaunate tuos mokymus ne tik tai online, bet jūs gaunate ir offline, kaip aš sakau, aš mėgstu su savo komandos nariais susitikti, atsigerti kavos, tiesiog bendrauti, užmėgsti ryšį, nes man šitas užsiėmimas yra ne tik tai darbas, man šitas užsiėmimas yra draugystė, tai yra ryšys, aš sutikau čia beprotiškai daug fainų žmonių, su kuriais norisi draugauti toliau. Galbūt kažkas ir nebeužsiema šitą veiklą, bet man yra smagu juos pažinoti, man yra smagu su jais bendrauti ir tiesiog gatvėje sutikus labas pasakyti man. Tai yra ne tik tai darbas, man tai yra daugiau. Ir žinoma, kaip ir minėjau, jūs gaunat visą paramą ir pagalbą iš lyderių, taip pat ir aš esu visą laiką nusiteikusi padėti, parodyti, paaiškinti, duoti tą ranką, kai jos reikia. Tai tikrai su komandos statymu yra beprotiškai fantastiškai daug naudų jums. Ir tikriausiai daugelis vis dar nesupranta, kaip tai veikia. Bet iš tikrųjų viskas yra labai labai paprasta. Ta tinklinė rinkodara yra tiek apipinta visokiausių mitų, kaip čia viskas yra sunku, kaip čia viskas yra. Nu taip, nėra lengva. Už lengvus dalykus galbūt mes ir negautumėm tokių ar ne labai didelių pinigų. Už šiaip savo sėdėjimą vietoj nieks pinigų nemoka, ne? Bet viskas yra žymiai paprasčiau, negu kad mes įsivaizduojam. Visų pirmiausia, reikia suprasti, kad viskas prasideda nuo tavęs. Tu esi va čia šitam centre ir tu turi imtis veiksmo, kad įvyktų kažkokie dalykai, kad tu sukurtum vertę ir naudą kompanijoje, kuo tu sukursi daugiau vertės ir naudos kompanijoje, tai reiškia, kuo tu daugiau atvesi žmonių, kuo tu padarysi daugiau pardavimų, tuo kompanija mokės tau didesnius pinigus. Bet viskas prasideda nuo tavęs. Tu gali pradėti nuo artimos aplinkos, nuo kažkokių tai pažįstamų senų, nuo nežinau, bendraklasių ar kažko tai, bet pradžiai tau tikrai pakaks 5 pozityvių žmonių. Bet svarbiausia, kad jie būtų pozityvūs, kad jie būtų gerai nusiteikę ir kad nenumuštų tavo entuzijazmą. Ir tu pradedi su tai žmonėm kalbėti, tu paaiškini, kaip tai veikia, žinoma, kai jau tu pradėsi dirbti, ar ne, aš tave išmokysiu, kaip viską paaiškinti, kaip viską parodyti. Ir taip užsikuria tavo vartotojų ratas. Tu pasikalbi su kažkuo, kas pasikalba su kažkuo, kas pasikalba su kažkuo, kas pasikalba su kažkuo, kas pažįsta Romos popiežių. Tai viskas prasideda nuo tavęs. Tau svarbiausia yra rekomenduoti, padėti kurti komandas, duplikuoti ir mokyti tai, ką tu išmokai pats. Ir tavo bendruomenė yra tavo komanda. Tavo žmonės, kurie vartos produktus, bus tavo komanda. Kažkas irgi statysi savo komandą, kažkas tik pardavinės, kažkas tik vartos, kažkas ieškos dar kitų žmonių, kurie statysis komandą. Ir taip plėsis visas tavo tinklas ir visa šita žmonių, kaip čia pasakyti, žmonių bendruomenė kurs pajamas tau. Bet jeigu tu nieko nedarysi, nieks pats neįvyks. Patys dalykai nepasidarys. Ir, kaip ir minėjau, kaip ir žadėjau, pasakoju apie marketingo planą. Ar ne? Pirmiausia, pas mūsų kompanijoje yra viena taisyklė. Kaip įmanoma greičiau pasiekti 22%. Procentai reiškia pas mūsų kvalifikacijas, kiek tau yra išmokama komisinių, ar ne? Nuo padarytų taškų, PKT yra taškai pas mūsų sužymėti tais laipteliais. Ir tai yra pirma marketingo plano dalis, tai yra pirmas lapas, kurį reikia įsivykdyti kuo įmanoma greičiau. Tai su 22% per mėnesį tu gausi nuo 700 iki 1200 eurų, plus minus priklausomai nuo komandinės apyvartos, nuo pasiskirstimų ir taip toliau. Bet esmė, kad samdomą darbą dirbant,
tikrai drąsiai galima tą 22% pasiekti pakankamai greitai. Greičiausia, ką aš esu mačiusi per savo patirtį, 22% buvo pasiektas per 2 mėnesius motinystės atostogų metu. Tai tikrai įmanoma, tikrai galima. Taigi, su 22% tu taip pat jau pretenduosi į papildomas piniginės premijas, kurios yra pas mus nurodytos visuose sąrašuose. Tu pretenduosi į svajonių automobilio motyvacinę sistemą ir tu jau pretenduosi į nemokamų atostogų motyvacinę sistemą. Aš pati jau atostogavau 2 kartus su šita kompanija nemokamai, irgi parodysiu šiek tiek nuotraukų iš po atostogų jums. Taigi šita visa pirma marketingo plano dalis yra pradžia. Tai yra tik pradžia viso to, ką jūs galite pasiekti šitoj kompanijai. Antra marketingo, dar čia yra pirmiausia mėnesiniai atlyginimai, į ką, kad būtų maždaug galima orientuotis. Tai 13% iki 13%, ar ne, iki šito laiptelio pas mūsų žmonės komisinius uždirba apie 100 eurų, 16% apie 300 eurų, 19% 450 eurų, 22% palmės ekstra bonusai ir automobiliai, plus komisiniai iki 1200 eurų. Ir žinoma, kylant aukštyn, jau vyksta auksinio vadybininko kvalifikacija, deimantinio vadybininko kvalifikacija, bet vicedirektoriaus ir jūs matote, ar ne, kaip kyla uždarbiai. Taip pat nuo Gold Managerio jūs jau galite gauti būsto paskolos dengimo bonusą. Ir kaip matote čia, jau tose aukštesnėse kvalifikacijose yra pažymėta begalybė. Pas mūsų uždarbio lubų nėra. Absoliutiškai nėra lubų. Jau tik turėkit sveikatos ir kantrybės pastatyti tokias didžiulės komandas ir uždirbti tokius pinigus. Toliau, kaip ir minėjau, yra ir antra marketingo plano dalis. Kodėl yra svarbu siekti to 22 kuo greičiau? Todėl, kad 22% jūs nuveda į sekančias kvalifikacijas. Pavyzdžiui, jums reikės 2 žmonių su 22% jūsų struktūroje, kad jūs, atsiprašau, vieno reikės žmogaus su 22%, kad jūs pasiektumėt Gold Managerio kvalifikaciją. Jums reikia auginti savo struktūras, ar ne? Kad pasiektumėt deimantinio vadybininko kvalifikaciją, jums reikės 2 žmonių su 22%, o kad vicedirektoriaus kvalifikaciją pasiektumėt, jums reikės jau 4 žmonių su 22%. Jūs turite nesustoti tos 22%, o kviesti kitus, ar ne, irgi siekti kuo greičiau. Kaip aš sakau, padėk žmonėms pasiekti tai, ko nori jie, kad jūs greičiau pasiektumėte tai, ko norit jūs. Visų pirmiausia, žmonės turi būti jūsų akiratėje, ne tik tai viskas man. Visų pirmiausia, reikia pasirūpinti savo žmonėmis. Toliau yra ir trečia marketingo plano dalis, ar ne? Direktoriaus pozicijai reikės 6 žmonių su 22%, prezidento 8 žmonių ir senior prezident reikės 9 žmonių su 22%, kad turėtumėte tokius mėnesinius atlygius. Bet žinoma, mes apie tas visas kvalifikacijas ir tuos didelius uždarbius galėsim pasiaiškinti, kai jūs jau busite pas mane vidinėse grupėse. Dar toliau apie pagrindinės motyvacinės sistemas. Jos yra pagrindinės. Mes turim 3 pagrindinės, bet yra ir daugiau tokių smulkesnių. Būna motyvacinės mėnesiui, būna kažkokios tai akcijos nuolaidos papildomas ir daug ko vyksta skirtingo kiekvieną mėnesį, bet čia yra šitos 3 pagrindinės, kurios galioja visus metus. Tai yra svajonių automobilis. Čia kompanija jums dengia jūsų auto leasingą. Sakykime, jūs pasiekėt ar nereikiamą kvalifikaciją, tai yra 22%, ir jūs išsirenkat savo automobilį, kokį jūs norit vairuoti. Jūs jį įsigijat leasingų, kompanija išmoka leasingą, mašina, žinoma, pasilieka jums. Jūs ją norit parduodat, norit dovanojat, norit kitą nusiperkat ir toliau tęsit, ar ne, tai, ką jūs norit daryti, mašina yra jūsų. Pasiekus auksinio vadybininko kvalifikaciją, jūs jau gaunate galimybę gauti būsto paskolos dengimą. Aš šitą motyvacinę sistemą naudojusi jau nuo 22 metų ir irgi namas yra mano, būsto paskola yra mano, kompanijai visiškai nesvarbu, kokio dydžio aš moku palūkanas ar ten kokio dydžio iš vis mano yra paskola. Kompanijai yra įdomu, kokią aš kvalifikaciją pasiekiu, kokią aš apyvartą padarau ir kokią vertę kompanijai aš sukuriu. Ir pagal tai, pagal skaičius, kokie yra skaičiai surinkti, man yra išmokami papildomi bonusai prie mano komisinio, būtent būsto paskolos dengimui. Na ir žinoma, palmių kelionė, mes vykstame į keliones kiekvienais
kiekvienais metais ir tai yra visiškai poilsinė kelionė, kur tau nieks absoliutiškai nerūpi. Tai yra ultra viskas įskaičiuota, tau yra svarbu tik tai nusigabenti save iki oro uoste tave įsodino į lėktuvą, tu nuskridai, nori gulėti po palmę, nori ger kokteilį, nori valgyk, nori miegok, nori ką tik nori tu daryk, tai yra tavo atostogos, nes tu tas atostogas užsidirbai. Ir mes važiuojam visą grupę iš būtent visos kompanijos ir tai yra top geriausias laikas, kokį aš esu tikriausiai praleidusi gyvenime, geriausias poilsis ir tu po tų atostogų grįžti ant tiek pailsėjęs, ant tiek užsimotyvavęs, tai žinau, kad yra žiauriai nerealiai gerai ir labai labai rekomenduoju visiems išvykti su šitą kompaniją kartu. Taigi keletas nuotraukų iš Palmių. Per šitos 10 metų kompanija yra mus išsivežusi į Arabų Emiratus, į Tailandą, į Omaną, į Dominikos Respubliką, į Maldyvus, į Dubajų, Graikiją, Turkiją, Žaliojo Kyšulio salas ir į Egiptą. Aš esu vykusi 2 metus jau, iš eilės vykau. Tai aplankiau Graikiją ir Egiptą. Būtent šita nuotrauka dešinėje pusėje, tai aš esu čia su vyru. Graikijai vykau pirmaisiais metais viena, į Egiptą mes išvykom jau kartu su vyru. Ir kaip ir minėjau, ar ne, mes važiuojam visą grupę kartu, mes keliaujam kaip grupė ir tai yra tikrai, tikrai nerealus laikas, žiauriai fainiai, žiauriai smagu ir tikrai visiems linkiu pabūti su tokiais motyvuotais žmonėm tose palmėse ir pailsėti kažkur tai tiesiog. Už tai, kad jūs dirbat su šitą kompaniją, už tai, kad jūs reklamuojat vardą, už tai, kad jūs plečiat visą vartotojų tinklą ir kad jūs ieškot to geresnio gyvenimo galimybių. Toliau, svajonių automobiliai. Tai yra dalis automobilių, kurie yra išdalinti būtent šitos kompanijos. Kai kas jau ir keletą automobilių būtent kompanijos yra pakeitę, keletą yra atsiėmę. Tai tikrai matom, kad neliūdni veidai ar ne, yra dar šiek tiek antras lapas tų automobilių ir matom, kad automobiliai tikrai nėra, kaip čia pasakyti, senos laidos ar dar kažkokie, tai yra prabangus, gražus automobiliai, saugus automobiliai, kas svarbiausia, nes mes visi važiuojam ar ne su šeimom, mums rūpi saugumas visų pirmiausia ir tai yra ne tik tai prabangos, bet ir saugumo ženklas. Ir dar šiek tiek automobilių, kuriuos yra linijom padovanojęs mūsų distributoriams. Aišku, kaip sakau, čia yra ne visi, tikrai ne visi, bet į ką pažiūrėti ir kur selį pavarvinti tikrai yra. Toliau būsto paskolos dengimai, irgi keletas nuotraukų, štai čia matot mane su raudonu švarkeliu, 22 metais man buvo įteikta ar ne, įteiktas šitas bonusas, tai tikrai labai fainiai, labai smagu, tau tiesiog nereikia rūpintis, tu žinai, kad tu kiekvieną mėnesį gausi ekstra, tavo komisinis, tavo atlygis lieka visas tau ir tau, tiesiog. Galva neskauda, kaip aš sakau. Tai yra auksinio vadybininko kvalifikacijos komisinis jau yra visai toksai solidus, sakyčiau, ar ne, Lietuvos atlyginimais žiūrint, o tu dar gauni tokių bonusų. Tai yra tikrai labai fainas dalykas. Na ir aišku, jeigu aš nebūčiau tikėjusi visais šitais dalykais, jeigu aš nebūčiau tikėjusi, kad tai yra tiesa, aš niekada nebūčiau to ir pasiekusi. Aišku, svarbu yra sustartuoti su energija ir aišku, svarbu išsirinkti, kokiu būdu jūs galite čia pas mūsų sustartuoti ir kaip jūs galite pradėti visus šitos nuotykius su Livijon. O nuotykių tikrai patikėkit, manim bus labai daug. Tai mes turim 5 opcijas. Kaip sustartuoti, kaip pradėti, aš papasakosiu apie visas 5, o jūsų tikslas turėtų būti pasvarstyti, pagalvoti, kas būtų parankiausiai jums ir išsirinkti savo būdą. Tai yra pirma, nemokama registracija, su nemokama registracija jūs gaunat 0 taškų, 0 komisinių ir 0 pasyvų. Apskritai visiškai nieko, jūs gaunat tą elektroninę parduotuvę, galite pasižiūrinėti produktus, bet kaip aš sakau, žiūrėsit kaip pirmokė į 12 lentą, nieko nesuprasit paprasčiausiai. Tai yra 3 pirmi klasikiniai variantai, tai yra nemokama registracija, produktinė ir profesionali. Tai tęsiant apie klasikinius, tai gali būti produktinė registracija, kur jūs jau kažką bent jau nusipirksit, pasibandyti savo. Norint į pardavimus eiti, tikrai yra svarbu pažinoti produktą, būti pačiam pačiupinėjusiam, kas žino pardavimus, kas išmano pardavimus, žino, kad tai yra labai svarbu. Turi produktas pritikti, jūs turite jį mylėti. Tai produktinė registracija yra, kai jūs pasidarote apsipirkimą už minimum 55 eurus, jūs užsirenkat savo krepšelį, ką jūs norit, gal jums šiandien baiginėjas
nežinau, dantų pasta, šampūnas ar ten kažkokius tai maisto papildus planavot nusipirkti. Pasižiūrit, kas namuose baiginėjasi, pakeitėt savo apsipirkimo įprotį ir vietoj to, kad jūs pirktumėte įprastuose prekybos centruose, jūs pasibandote čia. Tai irgi gaunate nuolaidą 30% visam laikui su šito registracijos forma ir negaunate jokio pasyvų. Toliau trečias variantas yra profesionali registracija. Čia jūs jau perkate įrankį, su kuriuo jūs dirbsite. Kaip sakau, ar ne, jeigu norite vinį įkalti į sieną, jums reikia plaktuko. Tai jeigu norite parduoti kažką, jums reikia kažką rodyti. Tai jeigu norėsit parduoti kvepalus, jūs rodysit mėginėlių papkę. Tai su profesionalia registracija jūs perkate mėginukų papkę, prie jos būna katalogas, prie jos būna rinkodaros medžiaga, papkė kainuoja 50 eurų ir prie šito paketo jūs gaunate triems pasirinktiems produktams 50% nuolaidą nuo savikainos. Tai galite pasibandyti tuos tris produktus tikrai už labai labai geras kainas, susipažinti ir taip pat su šito paketu jūs gaunat 50 taškų startui, visam laikui 30% nuolaidą ir negaunate jokio pasyvo. Jeigu kalbant ne tik tai apie pardavimus, jeigu kalbant kaip apie verslą, kaip 21 amžiaus verslą, jeigu kalbant apie jau ir pasyvės pajamas greičiau uždirbtas ir šiek tiek drąsesnius, sakykime, ar ne, žingsnius, tai jūs galite rinktis verslo paketus, mes turim juos du, tai yra Supervisoris ir Premium. Čia jūs vieni sako investuoja, aš nenaudoju šito žodžio, aš sakau pasidedam. Pradedam su 550 eurų. Už 50 eurų jūs perkate papkę, ar ne, kaip profesionalioje registracijoje. Ir tuos 500 eurų, kurie liko, jūs įsidedat į savo elektroninę parduotuvę. Ir šituos pinigus jūs galėsit išnaudoti produktams. Galbūt papkę parodysit, kažkas iš jūsų kvepalų užsisakys ar dar kažką. Tai jūs galėsit iš tų pinigų atsiskaitinėti už produktus. Bet šitoj vietoj jūs gaunate pasyvą jau. Jūs atsistojate visam laikui ant 7% ir jūs galimybę turite tik tai augti. Niekada nekrisit žemiau. Kad jums būtų paprasčiau suprasti, sugrįžtu prie pirmosios plano dalies marketingo, tai jūs atsistojate ant 3 laiptelio. Su klasikiniam registracijom jūs kiekvieną mėnesį pradėsite nuo 0. Su verslo paketu jūs visą laiką pradėsite nuo 7% ir jūs niekada nebekrisite žemyn. Ir sakykime, jeigu jums pradžiui, kaip ir visuose versluose, yra sunkiau įsivažiuoti, sunkiau suprasti, kol susipažinsit su produktais, kol viską pasidarysit, jūs jau turėsite pagalbę, jūs jau turėsite šiek tiek uždarbį. Taip pat su šituo verslo paketu jūs gausite iš karto 1700 taškų pradžiai ir jums sekantį mėnesį bus išmokėta 29 eurai iš komisinių, jie sugrįš jums, ar ne? Ir paskutinis variantas, tai yra premium. Ir labai labai gerai pasiklausykit šitoj vietoj, kas yra labai svarbu. Su šituo verslo paketu jūs gausite daugiau, negu kad įdėsite. Čia startuojat su 1050 eurų. Vėlgi, už 50 eurų jūs gaunat įrankį, jūs gaunate papkę su rinkodaros medžiaga, o 1000 eurų jūs įsidedat į savo elektroninę parduotuvę produktams. Ir čia jūs jau stojat ant 4 marketingo plano laiptelio, čia jūs jau visą laiką stojat ant 4 10%, kur jau gaunate 10% pasyvo. Jūs gaunate 3400 taškų startui ir jums grįžta 79 eurai. Tai sakykime, čia iš viso yra labai labai gerai, nes, kaip sakau, jūs gaunate daugiau negu kad įdėjot. Jums, jeigu jūs išsiparduosit produktus, ar ne, su 30% nuolaida, kadangi mes perkam, tai jums sugrįž, ką jūs įsidėjote 1000. Iš pardavimų sugrįž 1300 eurų, ar ne, ir plus 79. Tai grubiai sakant, ar ne, 1400 sugrįž. Ir jūs dar papkę turėsite, kuri jums dirbs visą ateinantį laiką. Tai čia iš viso yra super variantas, apie kurį yra tikrai labai labai verta pagalvoti, jeigu jūs svarstote rimtai apie šitą verslą ir jums norėtųsi tikrai uždirbti rimtus pinigus. Bet kokiu atveju visi variantai yra geri. Jeigu kažką aš pasakiau ne taip, arba nedasakiau, jeigu jūs nesupratote ir jums reikėtų dar vieno patikslinimo, kaip ir prezentacijos pradžioj minėjau, būtinai kreipkitės, rašykit, konsultuokitės, mes esam čia, kad jums padėtumėt. Aš iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi, kad aš priėmiau tą sprendimą.
prisijungti prie šitos kompanijos, prie šitos komandos ir man yra beprotiškai smagu matyti žmonės ir jų pergalės. Tai aš labai labai jums linkiu priimti irgi sprendimą. Nebebuksuoti, linkiu priimti tą sprendimą keisti, išmokti, susipažinti ir daryti tai profesionaliai. O aš iš visų jėgų pasistengsiu jums padėti. Taigi, šiandienai tiek. Labai labai ačiū išklaususiems. Iki pabaigos pratęskime pokalbį asmeninėse žinutėse ir iki susitikimo mūsų vidinėse grupėse. Ate, ate.